Svarstau prie kokios albumo dainos toliau dirbti. Iš to, kas liko, tai yra tokios 3, kur man atrodo tikrai neblogas. Ties galvoju pasilikti, gal pabaigai arba tokiam vėlesniam biškį etapui. O pirma biškį išspręsti tokias, kur dar yra tokių visokių klausimų. Tai šiaip tokių yra nemažai. Yra kokios 4 tokios visai neaiškios ir yra viena, kur jau pradėjau šįmet biškį įrašinėti metų pradžioj, bet ten taip ir nepabaigiau kažkaip į galą. Tai gal logiškiausia ties ta dabar būtų susitelkti. Tai galvoju, kad būtų biškį įdomiau ir šiaip biškį, kad būtų įvairovės ir kadangi ne visai žinau, kaip ją ten iki galo išspręsti, nes jinai tokia šiaip kitokia negu visas kitas. Tai pabandyti biškį kitaip įrašyti būgnus, ne visą dainą nuo pradžios iki galo, tokius kelius lūpsus bandyti kažkaip gal parinkti, tiesiog sugroti ir tada sukarpyti ir išsirinkti, kurie geriausiai skamba ir kažkaip juos bandyti karpyti ir kopijuoti ir lipdyti, kad tokia kitokia biškį prieiga. Ir dar galvoju, kad taip ir įrašyti tos būgnus. Tai va čia dabar kalbu į mikrofą, bet mikrofas tai prijungtas į tokį atseit lempinį analoginį kompresorių / limiterį, kurį pirkau, nežinau, už 10 eurų gal. Tai, jis nėra toks labai fancy, bet gal dėl įdomumo galvoju pabandyti šitą mikrofą pakabinti virš būgnų kaip mono overheadą ir tada dar įrašyti atskirai bačkos ir soliniko mikrofus, o daugiau tipo nieko, tai kiti iš 3 takelių. Tai bus ir dirbti paprasčiau tada, jeigu ten karpyti tos lūpsus ir, nežinau, gal bus įdomus garsas. Iš pradžių atrodė, kad trumpą lūpsą bus paprasčiau įrašyti, bet tada greit supratau, kad vis tiek reikės praktikos, tai galiausiai tiesiog daug kartų kartau visą dainą ir bandžiau mokytis, tai išėjo kaip visada. Pats įrašymo būdas tai visai patiko, faina jausti, kad kompresija jau įrašyta į audio takelį ir jau jos nebepakeisi, tada taip kažkaip viskas tikriau atrodo. Fainas toks bangavimas lėkštėse atsiranda, bet aišku, tą patį galima ir su pluginais padaryti. O kitas dalykas, tai, atrodo, kad bus paprasčiau kažkaip ir lengviau aprėpti, nes tik 3 takeliai, bet iš tikrųjų tai nėra labai patogu, nes dabar viskas vienaip sujungta, o čia reikia jau kitaip pasistatyti kažką, prisijungti, tai realiai to patogumo ir paprastumo yra daugiau tiesiog sėsti ir rašyti su tais 8 mikrofais, kurie jau yra prijungti. Aš šiaip nežinau, tokia neįtin produktyvi diena, nelabai kaip buvau nusiteikęs iš tikrųjų, nes paklausiau ryte albumo dainas ir kažkaip, yra ten kelios fainos, bet kitas atrodo kažkaip nelabai viskas konceptualu, nelabai kūrybinga ir kaip čia gyvai reikės groti, gal čia reikėjo kitaip daryti, gal čia nesąmonė. Ir toks, kai taip nusiteikęs ateini, tai tada, nežinau, ir tų kažkokių gerų idėjų netaip labai kyla, kurios galbūt galėtų, pagerinti situaciją. Tai kaip visada atsitraukimas ir paklausimas namie biškį padėjo geriau įvertinti viską. Tai gal ne tokie ir blogi tie įrašai, pavyko išsikarpyti porą lūpsų, kurie tokie daugmaž ritmiški ir, panaudojami bent jau. Bet vis tiek, man rodos, kad įmanoma dar padaryti geriau, tai šiandien planas pabandyti dar kelis kartus įrašyti būgnus, tiesiog kelis teikus, pažiūrėti, kas išeis. Bet šį kartą jau, manau, įrašinėsiu įprastu būdu, su normaliais mikrofais ir be to kompresoriaus. Ir jeigu dar kažką spėčiau iš kitų instrumentų, tai aišku, būtų iš vis idealu, bet prieš įrašinėjant, tarkim, bosą, reikėtų tą būgnų partiją susiredaguoti ir tokį jau turėti tikrai galutinį variantą, tai nežinau, ar pavyks tą šiandien padaryti.
Tai rašiau 11 teikų būgnų, bet geriausias kažkaip 5, matyt, iš pradžių tobulėja viskas, praktikuojantis, o paskui, nežinau, pavargsti, sunkiau dėmesį išlaikyti ir pradeda vėl tas tikslumas kažkaip mažėti. Tai, žodžiu, paėmiau tą 5 teiką, biškį prikompinau iš kitų teikų ten tas vietos, kur kažkas biškis užšlubavo ir kaip ir visai neblogai. Tarsi ir visai galima pasidžiaugti tuo rezultatu, kaip ir išėjo taip, kaip norėjau. Tai rašiau basą, įrašiau tokį faninį sintiką, o jau gitara lieka kitai savaitai ir reiks kažką biškį pagalvoti apie žodžius. Biškį buvau kažką pasirašęs, bet nežinau, man rodos ten dar nebuvo baigti žodžiai. Tai nežinau, šią savaitę turbūt tiek.